Sveiki, nuo ryto. Nuo ryto geriu kavą rytinę. Papusryčiavau, avižinę košę valgiau su moliūgų sėklom ir išgėriau kavą. Aš visada pusryčiauju viena, nes aš anksti keliuos, vyras vėliau. Tai aš atsikėliau anksčiau ir, pavyzdžiui, dabar, kai vyras gers kavą, aš norėčiau pasidaryti dar puoduką, bet man tas puodukas antras jau nebeskanus. Man pats pirmas gurkšnis, va tas rytinis pačio pirmo puoduko yra pats skaniausias. O paskui pasidarau antrą puoduką, jau viskas, jau kažkokiais grūzdais smirda, jau ne tas skonis. O kai pirmą geri, tai tiesiog ilgai lauktas tas malonumas, toks pirmas gurkšnis. Va tiek norėjau jums nuo ryto šiandien paporinti apie savo kavą, kad aš antro puoduko nemėgstu gert iš karto. Geriu tik tada, kai labai jau noriu. Tada būna malonu. O taip, šiaip savo atsėdėti ir gurkšnoti kavą tikrai man nėra skanu. Dar spėjau nutverti rabarbarų. Tokie silpnučiai šiais metais, tokie nusūsėliai, pas manęs tai būdavo tokie tvirti, stori. Šaltas pavasaris buvo ir jiems kažko trūko. O dabar nusilūpsiu aš juos visus ir užpilsiu klevų sirupų, tegu pastoviai sultis leidžia. O kepsiu tai kaip trupininiai pyragai iš avižinių ir migdolinių miltų. Sviestas ten greit nešaukštas, kaip trupininiai tešlai, jau tikrai nerodysiu visos mokam. Tai kad dar nuspėjau nusitverti rabarbarų, nes rabarbaro labai trumpas valgymo laikotarpis, iki joninių. Kai jau pradėsiu žiedus krauti, jau viskas jau valgyti nebegalima. Kaip ir visų tokių. Yra tam tikras laikotarpis, kada galima valgyti, kada ne. Nors atsimenu vaikystėj, kas ten ką žinojo, kada ką ir valgyti. Vaikai mes, kad tik neit namo, kad tik nespareis namo, tai dar neišleis į kiemą, tai lekiam, prisilaužom tų rabarbarų, nei plauti ten, nei ką, cukraus nutveriam, iš kur padažom ir sugriaužiam tą rabarbarą, nei ten sirgom, nei ten ką. Gal nei kas ten kreipė mūsų vaikystėje dėmesį kaime. Nei kitų vaikų būdavo vasarą. Gyvas, sveikas, pavalgęs, nelenda į akis ir tvarka. Tai kad einu užsiminkysiu tešlytėm, einu kol šaldytuvė pastovės. Iš pradžių aš susitvarkau rabarbarus. Supjaustau, užpilsiu klevų sirupų, šito sirupų klevų, jie man stovės, tada minkysiu tešlą ir visą tą masę paskui išpilsiu ant tos. Va toks bus pyragėlis mano. Graži diena šiandien, šeiginė diena, nutarėm važiuoti į Trakus paplaukiot, nes vyras labai mėgsta tą vandens sportus, jam ten plaukiot į laivai, jam ten, nežinau kas, gyvenimo idealas. Aš tai nelabai mėgstu, bet reikia vyrą palaikyti. Ir ant vandens pabūsiu, tuo labiau, matot šiandien kokia graži diena. To vandens labai nuteksiu, tai užsidėsiu ir skrybelę, užsivilksiu plonus ilgus rūbus, kad tik nenusvilti saulei. Nes jau biški veidas apgijo, tai išlysiu ant saulės, gali vėl velnio būti. Tai kad ruošiu užkandėlį tokį, vis tiek paplaukius ant vandens. Norėsis užkas pasiemu aš kiaušinių, čia prisidėjau daržovių, vyras kiaušinius tik su druską valgo, o aš kiaušinius valgo su humusu. Čia yra trinti avinžirniai su rukala. Mano toks majonezas būna. Man tikrai labai patinka su kiaušiniais. Arba jeigu būna, dar krienai labai patinka. Ir pyragėlio įdėsiu, tą, kur kepiau iš rabarbarų. Tai jau kiek beliko. Su šlamštėm. Ir bus tokia užkandėlė. Ir važiuosim paplaukiat su laiveliu. Su savo valtim. Aišku, smagu ten tuo vandeniu praplaukti. Bet manęs netraukia. Aš faktiškai nelabai mėgstu ir faktiškai atvirai pasakius, aš bijau vandens. Po gimdymo, po visų nėštumų pas mane atsirado dar tokia viena buvo baimė vandeniui. Aukščių buvo, bet aukščių aš jau nugalėjau, susitvarkiau su tą baimę. O vandeniu. Galiu aš plaukti ten tuo, kai ramu tylu, bet kai pradeda banguoti, tai man stresas. Ką einu ruoštis, nes nenorim labai karščius važiuoti ant to vandens sukepti. Einu ruoštis. Jeigu jau šiandien
prasidėjo tema apie kavą nuo pačio ryto, tai dar pasakysiu, kad aš kavos termose irgi negaliu gerti, ji man smirda. Vat aš tokia nukiautelė. Arbata aš visada termose, man skani arbata, tada aromatinga, skani yra, bet jeigu aš prisidarau kavos, aš atidarau, man tokiais grūzdais smirda tada. Aš kavą mėgstu gerti tik iš molinio puoduko, stiklinio nemėgstu. Nu, va toks pričiūdas pas mane yra. Ramiai atsisėdus, kaip normalų, kaip ritualą, kaip pasitenkinimą, kad jausčiau, kad aš išgeriu tą kavą ir pajausčiau malonumą. Nu, negi mes gyvenime nenusipelnėm tos 15 minučių atsisėsti, išgerti kavą su kokiu tai saldainuku ar desertuku. Nu, negi mes to nenusipelnėm. Leisti savo 15 minučių į dieną, pajausti tą malonumą. Aš manau, kiekviena mūsų to yra verta. Nusikėlėm. Čia mes kažkokioj bulvių kelio apžvalgos aikšteliai ir išplauksim į Galvės ežerą. Ir man jau bus ne iki filmavimo. Tada jau pas vietinį žiūrėkit. Nes aš jau būsiu įsikibus, įsigandus ir... Bet vis tiek plauksiu. Iki sekančių kadrų. Vakaras. Grįžom nuo ežerų. Visa raudona, įdegus, įsiploviau galvą ir reikia išpakuoti man gimtadienio dovaną. Pakuosim kartu. Bet aš apie ją dar turiu papasakoti. Man draugas iš Niujorko pasveikino mane su gimtadieniu ir atsiuntė dovaną. Dovaną aš pasiėmiau tik šiandien. Važiuojant į ežerus gavau žinutę, kad pašte yra siuntinys, užvažiavau ir pasiėmiau. Ir būčiau nežinojus. Gal prieš kokią savaitę, ne savaitę, kokias 3 dienas, man parašo draugas, sako, ar gavai dovaną? Sako, kodėl nemandagi tokia, ačiū nepasakai. Aš sakau, kokią dovaną, aš nieko negavau. Ir jis tada atsiunčia man numerį, siuntos numerį, ir aš tikrai pasižiūriu, mano siunta jau gal nuo birželio 4 dienos guli muitiniai. Guli muitiniai ir jokios man žinios, absoliučiai nieko, jokio pranešimo, kad mano vardu yra gauta siunta ir kad man ją reikia deklaruoti. Pati išsiaiškinau, deklaravau, uždeklaravau ir šiandien atėjo man pranešimas, kad pasiimti siuntą. Pasiėmiau siuntą ir man dar už ją reikėjo sumokėti muito mokesčius, nu, kažkas apie 30 eurų. Va taip pas mus dirba sistemos, va taip dirba paštai ir netgi parašyta buvo, kad yra dovana, ne taip kokia prekė pirkta, konkrečiai dovana yra. Ir vis tiek aš už dovaną turėjau apsimokėti. Va tokioj šaly mes gyvenam. Kad net už savo dovanas, kurias atsiunčia draugas, turim apsimokėti. Kai pasakiau draugui, sakau, kad aš dar turėsiu susimokėti, tai draugo buvo tik vienas. Sakantri. Va taip jis man atsakė. O dabar pasižiūrėkim, ką jis man atsiuntė dovaną. Tikrai nežinau. Jis man norėjo padaryti siurprizą, pasveikinti su gimtadieniu 55 metais. Ne kiekvieną gimtadienį atsiunčia, bet 55 metų proga nutarė pasveikinti, padaryti siurprizą. Ir jeigu jis pats būtų nepradėjęs ieškoti, aš nežinau, ar ta mūsų to pašto, ar to muitinė sistema būtų man davę žinoti, kad mano vardu atėjusi siunta.
kol aš pati nepradėjau ieškoti. Ir kol pats nieko nepradedi daryti, tol nieko negausi. Šį dabar taip užpakuoja. Ot Amerika, kad užpakuoja. Tai nasau. Išsipakavau. Oi, kokia dėžutė tokioj dėžė, aš galvoju, čia bus daug dovanų. Oskariukai. Nematau prieš saulę, man saulė šviečia. Va tokie oskariukai. Tuo įsiseksiu. Va, mano dovanėlė. Tokie dailučiai, mažučiai, labai simpatiški. Va tokią dovanėlę gavau. Ir pabaigai video kažkaip tai reikia užbaigti. Tai visada pradingstu kaip į nebūtį. Norėčiau tokią liūdnesnę gaidą užbaigti, ne tik dovanom. Čia dabar visai neseniai Delfi žinutė praėjo viešasis transportas, prispaudė moteriai galvą, su durim. Dieve, aš pagalvoju, baisu jau pasidarė važinėti net viešuoju transportu, kaip tos vairuotojus ruošia. Ten, kad Delfi, man atrodo, parašė, kad vairuotojas ten Šeškinės gatvėje kažkur nepastebėjo, kaip lipo 72 metų moteriškė, vis tiek jinai jau pagyvenusi moteriškė, jau jinai netų judesių, greit neiššoks, jinai jau lėčiau lipo. Ar įlipinėjo ir nuspaudė duris ir suspaudė galvą. Moteris, aišku, nenukentėjo, buvo medikai atvažiavę, bet jinai nuo ligoninės atsisakė ir jokios pretenzijų vairuotojų nepareiškė. Aš dabar taip pagalvoju, aš visai neseniai irgi važiavau su 33 savo transportu, viešuoju transportu. Realiai galiu pasakyti, veža miškovežis, gražiau veža malkas negu vairuotojo autobuse. Siaubas, blaškosi va taip. Jeigu stovėsi, tai reikia va taip 2 rankomis įkibus. Jeigu nori sveikas gyvas davažiuoti, kur to reikia. Tikrai labai prastai. Važinėja, nežinau kokios tautybės važinėja, baltas žmogus tai nepasakysi, kokios ten tautybės pasodintas, bet labai daug tamsiaodžių pasodinta už vairo. Ir va dabar važiavo kažkoks arabas ar kažkas, bet ne visai juodas žmogus, bet tamsaus gimio, tikrai ne lietuvių, ne rusų, ne slavų tautybės, o žmogus, bet važiavo, tai dieve mano, aš jau norėjau keltis ir pasakyti, kad nemalkas veži, draugelis. Bet jau man buvo išlipti ir išėjau jau, nes labai siaubingai net pasidarė pavojinga važinėti viešuoju transportu Vilniuje, tikrai. Aš kaip tik tuomet dar nebuvau skaičius tos žinutės, kad moterį va taip nutiko, tokį sužeidė moterį, bet buvau pasibaisėjus, kai važiavau. Nežinau, kaip jūs važinėjat, kaip jūsų miestuose transportas važinėja, bet Vilniuje tai baisu darosi važiuoti, jau geriau tada dviratį įsitrauksiu dviračių, saugiau nuvažiuosim, negu to viešuoju transportu, su kokiu gūzu išlipsi, su mėlynė arba išvis galvą nusuks. Va tokia gaida užbaigiu, kad būkite atsargios su transportu. Visur tiko mūsų pavojai, reikia visur būti budriem. Ir ką, iki sekančio video. Būkit sveiki ir laimingi. Aš vis sakau sveikos, juk ir pažiūrė ir vyrai. Būkit ir sveiki ir laimingi. Visi. Ate.